Sveiki, bičiuliai, mes filmuojame video, kur aš pasakysiu 3 patarimus, kuriuos turėtų kiekvienas žaidėjas Grūtopija žinoti. Ir jie yra. Pirmas patarimas, jeigu jums atsibodo žaisti Grūtopiją, norite ištrinti ar kažką tokio padaryti, neapsimoka nesitiek per jūsų gyvenimus. Yra tokių draugų, kurie norėtų, kad jūs prisijungtumėt, jumis sugundys ir taip toliau. Nebent, aš nežinau labai, bet nebent jūs esate žiauriai atsibodo žaisti jums Grūtopija ir kažkas tokio. Tada ir taip suprantu, nes aš nežinau, nebuvau profas, todėl negaliu daug apie tai pasakyti. Nebent jums siūlote MPC ar kažką, geriau susikurkite grovidą ir jį turėkite. Toliau. Antras patarimas, jeigu jūs esate nubas ar norite būti pro ar kažkas tokia, prašykite profų donate. Tai tikrai padės, kartais tikrai mano geriausias donatas, vertingiausias buvo vienas Venusas, o daugiausiai tai buvo tiek tų akmenių žodžių. Tai va, donatą prašykite. Kitas patarimas būtų, jeigu jums niekas neduoda donatų ir taip toliau, neduoda įtemų. Tada ir prašykite draugą, kuris yra profas, ir farminkite įtemus iš to. Jeigu ir tas nepadeda, bandykite skeminti, bet nemanau, kad tai pavyktų labai gerai. Toliau, ir jeigu niekas iš tų variantų nepavyko, tada imkite sunkiausią variantą, bet gal užtikrinčiausią, kas tikrai profams reikia to. Tai išgriauti visą tiesiog pasaulį ir jie jam ir jie tiesiog duoda jums valą už tai, kad jūs išgriaujate pasaulį su draugais, tarkim ten, nesvarbu ar pasidalinsite, ar kaip ten, ar patys sukursite, tiesiog, nes tai apsimoka tą tiesiog daryti, nes čia jau sunkiausias. Tai šitą video baigiame, kitą video įkelsiu kitą dieną ir bus kitas video įdomesnis. Viso.